Alytaus miesto teatre, štai čia už šių durų vyksta mokytojo dienos minėjimas. Mėly kolegos, mėly švietimo darbuotojai, be abejo, mėlymi mokytojai. Žinot, kiekvienais metais mes švenčiame šią dieną šiek tiek anksčiau ar šiek tiek vėliau. Tačiau šiandieną ši tarptautinė mokytojo diena yra kažkokia kitokia. Manau, net ir čia jūsų yra šiek tiek kitoks skaičius, nei visą laiką būdavo. Ir suprantame mes, kas vyksta Lietuvoje. Šiandieną Lietuvoje streikas. Ir ne šiandieną, jis buvo vakar, jis buvo užvakar. Ir galbūt bus rytoj ir poryt. Kiek jis truks ir kiek reikės mokytojams įrodinėti valstybei, kad jie yra viena reikalingiausių profesijų, nuo kurios prasideda viskas, aš kol kas nežinau. Bet aš labai tikiuosi, kad vis dėlto jūsų ir ministerijos pozicija sutaps. Ir kad visi vieni ir kiti rasime aukso vidurį. Kiekvienas iš jūsų esate ne tik mokytojas, bet dažnai esate ir antras tėvas mokykloje, kuris pagudžia, padeda ir patarė. Tai šiandieną tokios džiugios arba įžangos į tokią džiugę dieną ir progą noriu palinkėti ir padėkoti visiems, kad ugdote iš tikrųjų Alytaus ir Lietuvos ateitį, kurie kažkada statys tiltus, ties kelius, statys dangoraižius, o galbūt ir gydys mus. O gal gydys mūsų vaikus ar mūsų anūkus. O gal ir juos mokins. Ar mokytojo profesija bus prestižinė, priklausys nuo mūsų visų. Ši mokytojo diena yra minima tokiam įdomiam kontekste, kada dalis mokytojų visoje Lietuvoje streikuoja. Sakykit, jum kaip mokyklos vadovui šiandieninė mokytojo profesija, kokie jie atrodo? Visais laikais mokytojo profesija buvo viena svarbiausių profesijų bet kurioje bendruomenėje, bet kurioje visuomenėje, bet kokioje valstybėje prie bet kokios santvarkos. Tai mano požiūris niekada nesikeičia. Aš nuo tų laikų, kai pats dirbu mokytoju, man mokytojo profesija buvo labai svarbi ir visuomenėje tas yra klausimas prestižinė ar neprestižinė. Aš manau, kad prestižinė, kadangi jinai yra viena reikalingiausių apskritai profesijų, vystantis bet kokiai visuomeniai, bendruomeniai. Tai šiai dienai vyksta demokratiniai procesai Lietuvoje, tas nėra naujovė demokratinėse valstybėse ir aš mokytojų reikalavimus palaikau ir aš manau, kad tas dialogas vyksta ir aš tik tai norėčiau, kad kuo greičiau profsąjungos su ministerija susitartų, kad ugdymo procesas ir mokiniai patirtų kuo mažiau to ugdymo praradimų. Ko jūs kaip direktorius, kaip vadovas norėtumėte labiausiai, kurioje srity proveržio? Nes štai mums kiek tenka pabendrauti su mokytojais, sako, tiesiog nėra ateinančių pedagogų, jaunų pedagogų. O jums kaip mokyklos vadovui, kaip atrodo, kur turėtų būti didžiausias proveržis? Iš tikrųjų pasitikėjimas mokytojų ir tenka dažnai lankytis užsienio valstybėse tiek Skandinavijoje, tiek Pietų Europoje ir aš manyčiau, kad tas pasitikėjimas mokytojų, administracinės naštos sumažinimas ir leidimas veikti tom dviem kryptim, kaip aš sakau, man atrodo pačios svarbiausios kryptis, tai be jokios abejonės viena, tai geri akademiniai rezultatai, pasiruošimas valstybinėm brandos egzaminam, profesijos pasirinkimas, studijos ir panašiai. Ir be jokios abejonės kitas, man atrodo, lygiavertis toks polis, tai yra to kompetencijų auginimas ir kad mokiniai galėtų mokykloje įgyti tų kompetencijų, kurios jiems bus reikalingos ir naudingos gyvenime, kad ir kokią profesiją jie be pasirinktų. Ar dirbat? Taip, dauguma mokytojų streikuoja. Aš esu pagalbos mokinių specialistė, palaikau mokytojus. Sakykit, šiandienos kontekste, kaip atrodo, kur mokytojui labiausiai reikia pagalbos? Pačiam mokytojui? Sąlygos darbo tikriausiai, ką ir mokytojai deklaruoja, kad didelės klasės, vaikai sudėtingi, mokytojų pagalbos specialistų trūksta. Atlyginimai, tikrai neadekvačiai maži. Ko gero taip, ir ta psichologinė atmosfera, mūsų pačių būsena psichologinė, esam pavargę labai stipriai. Jūsų rankose apdovanojimai, sakykit, kiek sunkus šiandien yra būtent mokytojo darbas? Pasikartosiu, sakoma, pasirink mėgiamą profesiją ir tau niekada nereikės dirbti. Tai iš to nedarbo ar neveikimo prisigalvoja visokių nesąmonių.
kažką surezgė, ir, sakoma, pagal rezultatus sprendžiama apie apdovanojimus. Kiek iš tikrųjų keitėsi, kiek metų jūs esate mokykloje, dirbate? 41 metai dabar išeitų. Tai kiek keitėsi mokytojo vaidmuo ir mokytojo ir mokinio bendravimas per tuos metus? Žinot, tiesiog nepastebėjau. Ateini į mokyklą, džiaugiesi tuo, sakykim taip, darbu ir tiesiog nesureikšmini. Man atrodo, kad kai bendrauji kartu su mokiniais, kai nusileidai iki jų lygio, laikai juos lygiaverčiais savo bendražygiais, sakykim taip, tai negali spręsti apie tą kaitą. Tiesiog, galbūt technologijos keičiasi, kažkas tai vis geryn ir geryn. Na ir vis tiek, kiek yra svarbu būtent, kada tas darbas yra įvertinamas, nes mokytojo darbas jis yra visada kintantis ir atrodytų, mažiausiai pastebimas ir tuo pačiu įvertinamas. Atvirai prisipažinsiu, tai savotiškai nepatogiai jaučiuosi, nes kai žiūri iš šalies, tai atrodo, visi kiti iš tikrųjų labai daug dirba, o savo darbo kažkaip nepastebi. Aš galvoju, kad mano toks kaip mokytojo darbas, tai prilyginčiau kaip tiesiog poilsiui. Todėl, kad ateini, džiaugiesi visą tą aplinką, mokyklos džiaugiesi savo mokiniais, jų pasiekimais ir tiesiog, aš net nesakyčiau, kad vertas kažkokio apdovanojimo. Ir vienas paskutinių klausimų, tai sakykit, dalis kolegų jūsų streikuoja, jūs pats streikuojate? Šiaip aš pats nestreikuoju ir pasakysiu, kad neturiu moralinės teisės tokios, nes lyginant su daugeliu biudžetininkų, tai mokytojo atlyginimas pakankamai normalus. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, turėčiau streikuoti bent kelias dienas prisidėdamas prie tų, kurie jauni mokytojai tiesiog gyvena vien tik iš mokytojo atlyginimo. Ir antras dalykas, daugelis mokytojų tiesiog pasirinkę pedagoginiam universitete mokytojo profesiją neina mokytojauti. Baigę universitetą pasirenka kitą darbą, verta galbūt didesnių pinigų. Tai tikrai aš ne prieš streiką, bet šiuo metu esu patenkintas savo darbo ir kaip visą laiką juokauju, kad dirbu iš idėjos. Dar vienas dalykas, tai tas mano darbas toks kaip ir nedarbas, bet tiesiog poilsis. Tai vadinasi, jūsų pajamos nėra vien tik iš mokytojo alga? Būtent mano pajamos ne tik iš mokytojo algos. O kalbant apie tai, kad 2025 metais mokytojas prestižinė specialybė, jūs tikit tuo? Aš visą laiką galvoju, kad mokytojo darbas tai yra prestižinis, nes mes visi ir kaip gydytojas privalo gydyti kiekvieną, tai man atrodo ir mokytojas privalo mokyti kiekvieną, kuriam mokytojo žinių reikia. Tai gerbiama vicemerė, sakykit, mokytojo dienos minėjimas šių dienų kontekste, kada dalis mokytojų Lietuvoje būtent streikuoja, neranda susitarimo su Švietimo mokslo ir sporto ministerija, kaip jum būtent atrodo šiandien mokytojo profesija? Šiandienos renginys, žinoma, buvo planuotas nuo labai anksti ir derintas ir pats renginys tikrai yra labai gražus, bet žinoma, ko gero negali stebėtis, kad ir mokytojų susirinko šiandien mažiau. Mokytojų mažiau yra ir dėl to, kad dalis būtent boikotavo šį minėjimą, taip išreikšdami protestą prieš praėjusią savaitę Alytaus miesto valdančiųjų priimtą sprendimą mažinti dalį etatų darbuotojų švietimo įstaigose. Kaip jūs tai priimate? Iš tiesų, šiandien kaip tik buvom susitikę ir su maitinimo specialistais, turėjom nuotolinį pokalbį, tai dabar ieškom šiuo klausimu tiesiog, kadangi vyksta optimizavimas toks, tai ieškom galimybių įsigyti kompiuterinę sistemą ir tiesiog palengvinti tą biurokratinę naštą ir efektyvinti dietistų darbą. Tai aš viliuosi, kad šiandien buvo pasidalinta gerąją patirtim ir aš manau, kad tą programą mes galėsime įgyti ir tiesiog priimtas sprendimas nuo sausio 1 dienos sumažinti dalį etato, tiesiog bus randami geriausi sprendimai ir darbas vyks toliau.
Jūs kruojate švietimo sritį ir kaip jums atrodo, štai Švietimo mokslo ir sporto ministerija jau ne kartą ištransliavo tokią mintį, kad tą ribą, kalbant apie klasių komplektus, turiu omenyje, tai kai mažinti mokinių skaičių būtų galima, bet tai apspręstų pati savivalda. Ar jūs sutiktumėte, kad būtent ta našta tada ir kristų ant savivaldos, būtent tie kaštai, ar būtumėte tos nuomonės, kad ministerija nubrėžtų tą ribą ir būtent tai būtų jau ne savivaldos apsisprendimas, ar daugiau ar mažiau mokinių klasėje gali būti? Jūsų klausime jau ir atsakymas iš tikrųjų buvo. Tiesiog aš manau, kad jeigu Švietimo ir mokslo ministerija išties priima kažkokius sprendimus, tai jie turėtų būti paremti ir finansiškai, nes iš tiesų tiek įtraukusis ugdymas, tiek klasių komplektų mažinimas, tai yra tikrai puikios mintys, tačiau reikėtų tą naštą finansinę bent jau dalintis, arba iš tikrųjų ministerija galėtų šiuo klausimu taip pat pasisakyti. Na ir mokytojų pritraukimas, jaunų specialistų dėja, bet kiek teko kalbinti mokytojus iš skirtingų mokyklų, tai jie bandė prisiminti, kada paskutinį kartą atėjo pedagoginį baigęs mokytojas, tai vos ne 10 metis, kai kur ir daugiau praėjo. Tai akivaizdu, kad čia ir vyriausybė, ir ministerija, turiu omenyje, ir pati savivalda turi kažkokių būdų ieškoti pritraukti naujus specialistus, nes šiuo metu net Alytaus miestas jau praranda patrauklumą žiūrint su Alytaus rajonu, nes ten kompensacijos yra už atvykimą. Tai kaip mato čia savivalda, kur dar turi pasitemti ir padaryti žingsnius, kad būtų patrauklu mokytojams rinktis Alytaus miestą? Mes turime ir gerųjų pavyzdžių ir iš tiesų atvykstančių yra mokytojų, tai esam skyrę ir tarnybinį butą mokytojų atvykstančiam vienoje progimnazijoje Alytuje. Tai tiesiog darome analizę, skaičiavimus ir prognozuojame, matome, kokia situacija dabar yra su mokytojų pritraukimu ir, sakykime, kokių mokytojų mums galės trūkti per artimiausius keletą metų. Tačiau vėlgi atkreipsiu dėmesį, kad ta situacija Alytuje jinai nėra išskirtinė. Tai yra ir Lietuvoje taip pat mokytojų trūkumas jau jaučiamas ir kaip neseniai teko diskutuoti su Vytauto Didžiojo universiteto akademija, pedagogų akademija, kad didieji miestai dėja tą trūkumą jaučia netgi daugiau nei regionai. Na ir paskutinis klausimas, Alytaus mokyklos laukia, mokytojai laukia mokytojų padėjėjų, ar per artimiausią tarybos posėdį spalio, būtent paskutinį ketvirtadienį, šis klausimas bus sprendžiamas ir pagaliau tie padėjėjai atsiras? Spalio mėnesio tarybos posėdžius šis klausimas bus teikiamas. Ir jau bus priimti sprendimai? Taip. Ačiū ir paskutinis palinkėjimas jūsų mokytojams. Mokytojams palinkėjimą šiandien dienai tikrai labai sudėtinga pasakyti, tačiau norėčiau, kad vis tik prioritetas būtų mokinys, o mokytojams neišsenkamos ištvermės, kantrybės ir linkiu, kad visi pasiektume kompromisą ir rastumėm aukso viduriuką. Tiesa, reikia paminėti tai, kad šį mokytojų dienai skirtą minėjimą boikotavo dalis Alytaus miesto mokytojų, nesutikdami su praėjusią savaitę Alytaus tarybos valdančiųjų priimtais sprendimais mažinti dalį etatų mokyklose dirbančių darbuotojų.